ir prasižengia puldamas krepšį Marijonas Petravičius. Dar kartą dabar nuramina Tanoka Berda. Rungtys, Rašas. Ir visi po krepšiu perdavimas Metju Nilsonui ir labai jau kieta pražanga. Po linijos. Strigęs gynyboje taip pat daugybė skylių ir belikęs tik vieno taško pranašumas. Na štai dabar atrodo. Dabar jau pritrūksta tiesiog paprasčiausios sėkmės. Žalgirio komandai 2 kartus iš po krepšio metė ir nepataikė nei Tanoka Berdas, nei Paulius Jankūnas. O Vilniaus ir pirmose rungtynėse Vilniaus komandos snaiperiai neblizgėjo, tačiau šiandien jiems pirmoje rungtynių pusėje kamuolį gauna, tačiau vis dar toli nuo krepšio. Popovičius į baudos aikštelę. Pažangos nėra, taškų taip pat, kamuolys Roberto Štel. Blokuoja jo metimą Karimas Rašas ir tai jau atrodo yra viskas. Prasižengia dar Mantas Kalnietis, prasižengia stabdydamas Artūrą Jomantą ir darydamas tai labai grubiai. Na, sakykim taip, tas paskutinis epizodas šių rungtynių tikrai nepuošia jis ir Manto Kalniečio. Ir Marcelinio Machado taip pat netaiklus ir trečiasis šūvis ir Jonas Mačiulis dabar įsirėžė į reklaminį skydą, įsirėžė taip, kad